Sveiki. Pradėsime mindfulness stovimos jogos pratybas, kurios įeina į dėmesingų įsisąmoninimų grįsto streso valdymo programos pratybų sąrašą. Šitą praktiką sukūrė Jon Kabat-Zinn ir ją naudojo nuo pat pradžių darbui su žmonėmis, kurie kenčia ir kad jie galėtų atrasti savo vidinius resursus, susitvarkyti su savo sunkumais. Šiuose pratybose yra svarbus keli dalykai. Pirmiausia, mes kvėpuosime per nosį, giliai į pilvo apačią, leisime pilvui išsipūsti, užpildysime oro pilnus plaučius, o po to iškvepiant šiek tiek spustelsim savo pilvą artyn link stuburo ir taip iškvėpsim pilnai. Ir po to vėl įkvėpsime ramiu būdu, pilnais plaučiais ir ilginsime savo iškvėpimus, taip save ramindami. Ir tokį kvėpavimo būdą išlaikysime visos praktikos metu. Dar vienas svarbus dalykas yra stebėti savo kūną ir savo kūno pojūčius. Mes nenorime, atlikdami judesius, nueiti į kentėjimą, į skausmą, į nemalonius pojūčius. Dėl to nuolatos atkreipkite dėmesį, kuri jūsų kūno dalis įsitempia arba susilenkia ir kokie pojūčiai ten kyla. Ir jeigu tik tai pajusite kažką nemalonaus, truputį sugrįžkite atgal ir vėl tęskite pratybas. Jeigu kažkokių veiksmų nenorėsite daryti arba negalite dėl savo sveikatos būklės, tai tiesiog praleiskite juos ir galite ramiai stovėti ir įsivaizduoti, tarsi tai darote. Ir galbūt sekantį kartą, darant tą pačią seką, jums norėsis pabandyti pratimus atlikti. Taip pat atliekant pratimus, jeigu įvyksta pauzė, mes galime taip pat stebėti, kas vyksta mūsų prote, kokios mintis mums kyla šiuo metu, kokie jausmai mus lanko. Ir sujungti savo tiek kūno reiškinius, tiek tai, kas kyla mūsų prote, į vieną darnią visumą. Ir taip mes judėdami tyrinėjame visą savo savastį, visą savo vidinį pasaulį. Ir mokomės išbūti su savimi pagal pagrindinės mindfulness kryptis. Kiek įmanoma, nevertinant, nekritikuojant savęs, o priimant save tokį, koks esate šiuo momentu, šioje vietoje. Šiuose pratybose mes nieko nesiekėme, tiesiog atliekame judesius, o visi rezultatai ateis savaime. Ir aš vesiu jūs per atskiras pozas, pratimus, jūs galite klausytis mano nurodymų ir apsispręsti, ką jūs šiuo metu galite daryti, ko negalite daryti. Ir pradėsime nuo stovimos kalno pozos. Pėdos mūsų yra klubų plotyje. Pasižiūrėkime, kad pėdų išorinės pusės būtų lygiagrečios. Ir galime atsistoti tiesiai, iš karto užsimerkti, jeigu norisi, arba nukreipti žvilgsnį porą metrų į grindis priešais save, jo nesufokusuoti. Ir leidžiame savo susitelkti į kvėpavimą. Kol kas jo niekaip nekeičiame, tik tai stebime, kaip mūsų kūnas įkvepia, o po to iškvepia. Ir po to galime pradėti kvėpuoti per nosį, jeigu patogu, kreipiant įkvėpimus į pilvo apačią. Pilvas išsipučia, o iškvepiant mes jį spustelim šiek tiek arčiau stuburo ir išleidžiam visą orą iš plaučių. Ir taip kvėpuosime visos praktikos metu. Ir su sekančiu iškvėpimu nuleidžiame galvą, pasižiūrime savo į pėdas ir įkvepiant iš lėto kelsime rankas pro šonus į viršų. Galime ir žvilgsnį pakelti aukštyn ir laikome delnus lygiagrečiai vienas prieš kitą. Arba jeigu norisi, galime sukabinti nykščius ir pabūsime taip įsitempę visų kūnų ir išlaikydami tą patį ramų kvėpavimą. Tvirtai remiamės pėdomis į grindis, kelius galime šiek tiek atpalaiduoti, neįtempti jų, dubuo neutralus, stuburas tiesus
pečiai platus, juos galime šiek tiek nuleisti, o rankomis stiebtis aukštyn ir ramiai kvėpuoti. Ir dar kartą įkvėpsim, pasistiebsim aukštyn ir iškvepiant iš lėto leisime rankas žemyn, kol jos bus lygiagrečios grindims, sustosime ir dar įkvėpsime ir delnais pastumsime tarsi sienas nuo savęs į vieną ir į kitą pusę. Užbaigsime įkvėpimą ir iš lėto iškvepiant nuleisim rankas žemyn ir sugrįšim į pradinę pozą. Ir galime atsipalaiduoti. Dar vienas dėmesingas įkvėpimas, suvokiant, kas pasikeitė mūsų kūne. Ir su sekančiu įkvėpimu kelsime tik tai dešinę ranką į viršų. Galime sekti delną žvilgsniu. Ir kai jau jinai bus viršuje, ištempsime visą savo dešinį šoną, sieksime aukštyn link klubų. Ir su sekančiu įkvėpimu dar galime pastatyti kairę koją su atremtais pirštais, kad mums padėtų stiebtis dar aukščiau. Tarsi norėtumėm nuskinti aukštai kabantį vaisių. Ir kreipiame įkvėpimus į dešinę šonkaulių pusę, leidžiame jiem prasiplėsti. Ir įkvepiam dar kartą, pasistebėm aukštyn. Ir iškvepiant iš lėto tiesią ranką leidžiame žemyn, galime ją sekti, kaip jinai leidžiasi. Galva nusilenkia ir pristatome kairę koją. Iškvėpsime. Ir su sekančiu įkvėpimu iš lėto keliame kairę ranką. Galime nukreipti žvilgsnį į delną. Ištempiame nuoširdžiai visą kairį šoną, nuo pat kulno iki pirštų galiukų. Ir dar pastatome dešinę koją į šoną, atsispiriame su pirštais ir padedame savo pasistiebti aukštyn. Įkvepiame į kairę šonkaulių pusę, leidžiame krūtinę išsiplėsti ir iškvepiant iš lėto leidžiame ranką žemyn ilgo iškvėpimo metu. Ir pristatome dešinę pėdą ir galime atsipalaiduoti. Dabar kelsim vėl abi rankas į viršų, iškvėpsime, galime pažiūrėti į savo pėdas ir įkvepiant abi rankos kyla aukštyn. Gali delnai žiūrėti vienas į kitą arba būti nykščiai sukabinti. Ir pasistebėme į viršų, įkvepiame, o su iškvėpimu svyrame į dešinę pusę ir pratempiame savo kairį šoną nuo pat kojos per klubus, per visą šoninę pusę iki pažasties ir per ranką. Ir čia mes galime atrasti savo kūno ribą ir išbūti ties ją, neperžengti, nenueiti tiek, kad apsunktų mūsų kvėpavimas. Jeigu pasidarė sunku kvėpuoti, galime sugrįžti atgal šiek tiek ir vėl iš naujo surasti, kur yra mūsų kūno riba. Ir mokytis išbūti ties ją. Iškvėpsime, o įkvepiant sugrįšime į centrą, pasistiepsime į viršų dar kartą ir iškvepiant nusvirsime į kairę pusę. Galime žvilgsnį nukreipti pro savo žastą į lubas, siūsti petį atgal, atverti krūtinę ir iškvėpsime. O su įkvėpimu grįšime į centrą, pasistiepsime aukštyn. Ir iškvepiant iš lėto, neskubant, nuleisim rankas žemyn atgal prie šonų. Ir atsipalaiduosime. Dabar pasuksime pečius. Pirmiausiai suksime į priekį ir šitas veiksmas susideda iš 4 dalių. Kai mes siunčiame pečius atgal, atveriam krūtinę, tada įkvepiam, pečiai kyla į viršų ir kai juos spaudžiame priekyje,
atveriame mentis, pradedame iškvėpti ir kai leidžiame žemyn, iškvepiame. Ir taip 5 kartus į priekį, sujungiant su kvėpavimu, iškvepiam, pečiai atgal, įkvepiam ir iškvepiam. Niekur neskubam, tyrinėjam pojūčius savo pečių juostoje. Ir pabandykite atlikti judesį pilną amplitudę. Ir po to sustojam ir galime į priešingą pusę. Atveriam krūtinę. Ir kai pečius spaudžiam priekį, iškvepiam, o kai siunčiam juos atgal, įkvepiam. Ir pabaigsime, sustosime, atsipalaiduosime. Galime įkvėpti gilyn į pilvą ir iškvėpti per burną, atsipalaiduoti. Pasuksime galvą, pradėsime nuo galvos nulenkimo link krūtinės, nugarą išlaikome tiesę ir iš lėto artinsim dešinę ausį prie dešinio peties, po to lengvai atlošime galvą. Tik tai per daug neatloškit, ieškokit, kad įsitemptų jūsų kaklas ir viršutinė krūtinės dalis. Tada įkvėpsime, po to kairė ausis prie kairio peties ir kai galva žemyn, iškvėpsime. Ir taip, vieną pusę 5 kartus. Stebim pojūčius kakle, kurie raumenys pas mus įsitempia. Galbūt norėsis toj vietoj pratempus tos raumenys šiek tiek ilgiau pabūti. Visas dėmesys į pojūčius kakle. Ir po to į kitą pusę. Įkvepiam, iškvepiam. Ir kvėpuojam tuo pačiu būdu per nosį į pilvo apačią. Ir prailginant savo iškvėpimus. Ir užbaigiam, sustojam, grąžinam galvą tiesiai. Na, puikiai. Dabar pereisim prie balansavimo pratimo. Galime atsistoti pečių plotyje. Pėdos lygiai taip pat pasistengime, kad būtų išorinės pusės lygiagrečios. Ir pirmiausia perkelsim svorį ant kairės pėdos. Susirasime tašką priešai save ant grindų, į kurį sutelksime dėmesį. Pasiruošime, su įkvėpimu pasistiepsime aukštyn, su iškvėpimu įsitvirtinsime ant atraminės kojos ir su sekančiu įkvėpimu iš lėto keliame rankas į šonus ir pakeliame dešinę koją į viršų. Nepamirštame kvėpavimo. Jisai mums padeda išsitiesti, atverti krūtinę. Pečius laikome žemyn nuleistus. Ir su kiekvienu įkvėpimu koją galime pabandyti pakelti šiek tiek aukščiau. Suraskite ribą, kiek jūs norite pakelti koją ir išbūti šioje pozoje. Jeigu dar galite, pabūkite su manimi. Jeigu prarastumėt balansą, nieko tokio, iškart sugrįžkite atgal. Ir paskutinį kartą įkvėpsim, kilstelsim koją aukščiau. Ir iš lėto iškvėpsim, nuleisim kartu koją ir rankas prie kūno ir atsipalaiduosim. Šiek tiek papurtysim kojas, rankas, įkvėpsim gilyn į pilvą. Ir galim iškvėpti per burną. Atsipalaiduoti.
Dabar perkelsim svorį ant dešinės kojos. Vėl susitelksim į tašką ant grindų. Ir tas susitelkimas mums padės balansuoti. Įsitvirtinsim. Ir kai būsim pasiruošę, su įkvėpimu keliame rankas į šonus ir kairę koją į viršų. Ir ramiai balansuojame. Stebėdami šiuo metu dirbančius raumenis, atveriame krūtinę, patiesiname save. Ir galime dar atkreipti dėmesį, ar mūsų veidas neįsitempęs, ar kakta atpalaiduota, žandai, apatinis žandikaulis, liežuvis burnoje. Galim su įkvėpimu šiek tiek kilstelti koją aukščiau. Ir dar kartą įkvėpiam. Ir iškvėpiant iš lėto, leidžiam koją, rankas žemyn ir atsipalaiduojam. Gilus įkvėpimas ir iškvėpimas per burną atsipalaidavimui. Truputį galima lengvai pašokinėti ir atpalaiduoti visus kūno raumenis. Šauniai. Keliaujam tolyn. Dabar pasidėsim vėl pėdas klubų plotyje, rankos ant klubų. Su įkvėpimu patiesinam save, siunčiam pečius atgal, atveriam krūtinę, smakrą laikom šiek tiek nuleistą. Viršugalvius stiebėmės į lubas. Ir su iškvėpimu suksimės pažvelgti per savo dešinį petį. Klubus laikome tiesiai, sukamės tik tai su savo krūtinės lasta iš viršutinės stuburo dalies. Ir naudojam savo kvėpavimą, kai įkvėpimai sukuria erdvę mumise, o kai iškvėpiame galime tą erdvę užpildyti, šiek tiek susisukdami labiau. Nepersukit kaklo per stipriai, mums labiau rūpi krūtinę pasukti. Ir iškvėpsime, su įkvėpimu grįšime į centrą, pasistiepsime į viršų ir su sekančiu iškvėpimu pasisuksime, pažiūrėsime per kairį petį. Sąmoningai laikome klubus tiesiai ir ieškome posūkio savo krūtinės lasta. Kvėpuojame ramiai, tolygiai. Ir iškvėpsime. Įkvėpiant, sugrįšime į centrą. Dar kartą pasistiepsime aukštyn. Ir su sekančiu iškvėpimu pasisuksime vėl į dešinę pusę, bet jau dabar ir klubus pasuksime. Tik tai pėdos lieka žiūrėti į priekį. Tokie sukamieji judesiai atpalaiduoja nugaros raumenis. Ir įkvepiant grįšime į centrą, paaugame į viršų ir iškvepiant į kairę pusę. Galėsit jau turbūt pažvelgti toliau už savęs. Ir vis grįžtame dėmesiu atgal prie kvėpavimo. Iškvepiame ir įkvepiant grįžtame į centrą. Dar kartą pasistebėme ir iškvepiant nuleidžiame rankas, atsipalaiduojame. Įkvepiame į pilvą ir iškvepiame per burną. Dabar atliksime nusilenkimą į priekį. Jeigu turite aukštą spaudimą arba kažkokių tai bėdų su savo stuburu, atsargiai atlikite šį pratimą, stebėdami pojūčius savo kūne.
Ir jeigu tik tai pajusite, kad kažkas yra ne taip, iš karto nutraukite, sugrįžkite į pradinę poziciją. Pėdos klubų plotyje ir su įkvėpimu abi rankos kyla į viršų, pasistebėme aukštyn. O su iškvėpimu tiesiomis rankomis, tiesia nugara leidžiame žemyn. Kelius lenkiame tiek, kiek mums norisi. Stengiamės išlaikyti tiesią nugarą. Ir kai besilenkiant jau jausime, kad pasiekėme ribą, nugara pradeda apvalėti, pradedame leisti rankas ir leidžiame nugarai suapvalėti. Ir nusilenkiame žemyn tiek, kiek leidžia mūsų kūnas. Keliai sulenkti tiek, kiek mums norisi. Galva visiškai atpalaiduota. Žvelgiame tarp savo kojų. Galime papurtyti galvą, pasukinėti į šonus, tarsi sakytume ne, o po to tarsi sakytume taip. Galva sunkiai kaip akmuo. Rankos atpalaiduotos, pečiai atpalaiduoti. Gali truputėlį pradėti virpėti kojos, tai normalu. Ši poza veikia raminančiai, nes galva atsiduria žemiau dubens. Ir su sekančiu įkvėpimu galite pabandyti iškelti dešinę ranką lygiagrečiai grindim ir su iškvėpimu ją nuleisti, atsipalaiduos dešinys petys, su sekančiu įkvėpimu pakelti kairę ranką, tiek, kiek leidžia kūnas, ir iškvepiant ją švelniai nuleisti žemyn. Galiausiai galima galbūt nusvirti dar labiau, pasiimti ir delnais už priešingų alkūnių, jeigu norisi. Ir su įkvėpimu kelti klubus į viršų, o su iškvėpimu artinti pilvą prie šlaunų. Ir taip dar pabūti kelis atokvėpius, jeigu patogu. Paieškoti ramybės savo kūne. Ir iškvėpsime, nusvirsime žemyn, nuleisime rankas ir kilsime ilgo įkvėpimo metu. Iš lėto tiesinam stuburą, pirmiausia ištiesinam apatinę nugarą, po to vidurinę, po to viršutinę, suvedam mentis, pečius atveriam ir tik tada ištiesinam kaklą ir pakeliam galvą. Ir leidžiam savo atsikvėpti, pabūname ramiai, pradinėje kalno pozoje. Suvokime, kas pasikeitė mūsų kūne, kokie pojūčiai dabar lanko. Galite paklausti savęs, kokios mintis sukasi šiuo metu galvoje. Ir mes jas tiesiog pastebime, leidžiame jom kilti, pabūti, praeiti. Kartu su mintimis gali atsirasti įvairių jausmų. Ir juos taip pat mes priimame su atvirumu, be kritikos, be vertinimo. Ir leidžiame jam būti tol, kol praeis. Ir su sekančiu įkvėpimu galime vėl sugrįžti, atsimerkti ir pasiruošti sekančiai pozai. Ir dabar sėsimės ant įsivaizduojamos kėdės. Su įkvėpimu pakelsime rankas priešais save ir iškvepiant sėsimės tarsi į kėdę. Ir galime pasižiūrėti pro savo kelius, ar jie yra tiesiai virš pėdų. Galbūt matome didžiuosius savo kojų pirštus. Kūno svorį perkeliam labiau į kulnus ir laikome nugarą tiesę,
Ir su kiekvienu iškvėpimu galime pabandyti nusileisti truputėlį žemiau. Viso kūno raumenys įtempti, bet mes vis tiek su iškvėpimu galime atpalaiduoti savo veidą, kaktą, akis, žandus, liežuvį, apatinį žandikaulį. Jie neatlieka jokio vaidmens. Ir būname kėdėje tiek, kiek galime, tiek, kiek leidžia mūsų kūnas. Kai jausime, kad nebeišeina, galime tiesiog iš lėto atsistoti. Bet jeigu dar galite, kviečiu pabūti su manimi ir ramiai, giliai kvėpuoti. Galite savo nusišypsoti už pastangas. Ir su sekančiu iškvėpimu pasižiūrime į kilimėlį ir su įkvėpimu iš lėto pakylame į viršų ir atsipalaiduojame. Gilus įkvėpimas ir atpalaiduojantis iškvėpimas per burną. Labai gerai. Keliausime toliau. Dabar atliksime dar vieną balansavimo pratimą, taip vadinamą medžio pozą. Atsistosime vėl šiek tiek plačiau, perkelsime svorį ant savo kairės pėdos, ant kairės kojos. Su įkvėpimu paaugame, su iškvėpimu įsitvirtiname, susirandame tašką priešais save, į kurį sutelksime dėmesį. Ir po to pastatome dešinę pėdą su kulnu atremtu į čiurną. Jeigu norisi, galime pėdą pakelti ant blauzdos, o jeigu galime ją užsikelti ir atremti į vidinę šlaunį. Pasirinkite, kur jums šiandien patogu laikyti koją. Ir mes surandame balansą. Su įkvėpimu pakeliame rankas į šonus. Delnais tarsi stumėme sienas nuo savęs. Ir galime likti čia, šitoj pozicijoje balansuoti. Grįžti prie kvėpavimo. Nuleisti pečius, suvesti mentis, atverti krūtinę. Jeigu norisi iššūkio, galima susidėti delnus priešais krūtinę ir balansuoti taip. Alkūnės truputėlį nuleidžiam arčiau kūno, didieji pirštai gali atsiremti į krūtinės ląstą. Ir jeigu norisi dar iššūkio, galima pakelti rankas virš galvos. Ir galbūt netgi sukeisti delnus, žastais paspausti ausis. Ir įkvėpsim, su iškvėpimu leidžiam rankas į šonus, nuimam koją nuo priešingos kojos, įkvėpiam ir su sekančiu iškvėpimu iš lėto nuleidžiam koją ir rankas kartu ir atsipalaiduojam. Leidžiam savo pajudėti į vieną pusę, į kitą, atpalaiduoti kojas, taip kaip norisi. Gerai, dabar perkelsim svorį ant dešinės kojos. Vėlgi patiesinam save, surandam tašką ant grindų, į kurį susitelksime. Ir kairę pėdą atremiame arba į savo čiurną, arba į blauzdą, arba užsikeliame aukštyn ant šlaunies. Aš pasirenku blauzdą ir su įkvėpimu keliame rankas į šonus ir balansuojame tokioje pozicijoje. Kvėpavimas ramus, gilus ir ilgi iškvėpimai. Ir iškvėpiant suglaudžiam delnus priešais krūtinę. Ir jeigu norisi, galima
pabandyti rankas iškelti virš galvos, tapti tikrais medžiais. Ir dar sukeisti delnus, spūstelti galbūt žastus prie ausų. Ir įkvėpsime, o su iškvėpimu rankos žemyn, lygiagrečiai grindim, dar kartą įkvėpiam, atveriam krūtinę, nuimam koją ir su sekančiu iškvėpimu nuleidžiam kartu koją, rankas ir atsipalaiduojam. Įkvėpiam į pilvą ir iškvėpiam per burną. Ir truputėlį pašokinėjam, atpalaiduojam visus kūno raumenis. Labai gerai. Na ką, ir toliau sėsimės ant kilimėlio, darykime tai irgi sąmoningai, iš lėto. Kiek išeina, tiesia nugara, sėdame žemyn, iš kojų jėgos. Ir kai jau esame atsisėdę ant savo kilimėlio, galime panaudoti pagalvę, jeigu jums reikia truputį pakelti savo klubus aukštyn. Dažnai būna klubai įtempti, apatinė nugara nelabai lanksti. Tuomet, kai mes kažką tai pasidedam po savo klubais, mums būna šiek tiek patogiau. Klubai lengvai pasvyra į priekį ir mes galime patogiau sėdėti tokioje taip vadinamoje lazdos pozoje. Leiskime savo ramiai įkvėpti, iškvėpti. Ir su sekančiu iškvėpimu priartinsim pėdas arčiau savo dubens. Tiek, kiek leidžia mūsų kūnas. Suglausime pėdas. Galime sukabinti delnus, pasiimti už pirštų. Švelniai save pakviesti išsitiesti. Ir paplasnoti savo kojomis, prajudinti dubens sąnarius, atpalaiduoti juos. Tokie judesiai tiesiog sutepa sąnarį, skatina kraujotaką, sušildo jį, paruošia judesiams. Galime sustoti, padedant rankomis sugrąžinti kelius į vidurį ir iš lėto ištiesti kojas į priekį. Ir dabar sulenksime savo dešinę koją, iškvėpsime. Su įkvėpimu galime paguldyti koją ant žemės. Jeigu kelis nenusileidžia, panaudokite irgi kokią pagalvėlę, pasikišti, kad truputį prilaikyti koją. Gali jinai būti sulenkta nedaug, gali labiau pėda būti priglausta prie šlaunies. Pažiūrėkite, kaip jūsų kūnas šiuo metu leidžia, kaip nori ir neperženkite kūno ribų. Pasiruošime, iškvėpsime ir su įkvėpimu kelsime abi rankas į viršų, patiesinsim save, viršugalvį kreipiam į lubas, o su iškvėpimu iš lėto lenkiamės su tiesiomis rankomis ir tiesia nugara prie savo kojas. Ir kai jaučiame, kad jau nugara apvalėja, nuleidžiame rankas, pasidedame prie kojos arba prie šonų, arba galime įsikibti savo į pėdą, jeigu pasiekėme, arba švelniai prie čiurnos į blauzdikaulį. Koją galite lenkti per kelį tiek, kiek jums norisi. Mums yra svarbiau išlaikyti kuo tiesesnę nugarą ir galvoti, kaip pilvą priartinti prie šlaunies. Ir galime nespausti savo kūno, o tik tai naudoti žemės traukos jėgą, kad su kiekvienu iškvėpimu jinai padėtų mums priartėti vis žemiau prie kojos. Kad ir po truputį, po nedaug. Ir iškvėpsime, nusileisime žemiau, o su įkvėpimu vėl patiesinsime rankas. Ir pakilsime tiesiomis rankomis, kvėpsime, iškvėpsime ir dar kartą įkvėpsim
Ir su sekančiu iškvėpimu iš lėto pakartosim nusilenkimą. Pakartojimas paprastai leidžia raumenim dar šiek tiek pasitempti. Žvelgiam į savo pėdą, o pėdą laikom stačią ir pirštus visus vienodai atlenkiam link veido. Pasistenkit pėdos nenulenkti nei į vieną, nei į kitą pusę. Tegul abu dubens kaulai vienodai remiasi į grindis arba į pagalvę. Ir iškvėpsime, nusileisime šiek tiek žemiau, ištiesime rankas ir įkvepiant grįšime neskubant į viršų. Išsitiesime aukštyn ir su iškvėpimu nuleisime rankas žemyn. Užveriame dešinį kelį, ištiesiame koją ir su sekančiu iškvėpimu pritraukiam kairę pėdą, kairį kelį prie krūtinės ir iš lėto nuleidžiam, paguldom ant žemės. Pasidedam pagalvėlę, jeigu reikia, atremti kelį iš apačios. Arba kaladėlę kažkokią, knygą galima pasidėti. Ir vėl iškvėpsime, žvilgsnį žemyn, su įkvėpimu rankos į viršų, kiek išeina tiesi nugara, tiesios rankos ir lenkiamės prie savo dešinės kojos. Pėda atlenkta, pirštai žiūri į mus. Mes irgi žiūrime arba į savo pirštus, arba į savo čiurną, kad ir kaklas daugmaž būtų tiesus. Kelį lenkiame, jeigu norisi. Galvojame, kaip pilvą priartinti prie šlaunies iškvėpimo metu. Ir kvėpavimas, kaip ir pradžioje, toks pats ramus, gilus, į pilvo apačią. Su pailgintais iškvėpimais, jeigu norisi nurimti šiuo metu. To tiesiog galime vienodai įkvėpti ir iškvėpti. Ir su sekančiu iškvėpimu nusvirame žemyn, ištiesiame rankas ir su įkvėpimu kylame į viršų. Išsitiesiame. Dar vienas dėmesingas atokvėpis čia. Ir su sekančiu iškvėpimu iš lėto pakartosime. Nusileisime žemyn, rankos, kur pasirinksime jas, ar šalia kojos, ar įsikipsime į blauzdą, galbūt pasieksime savo pėdą ir leisime savo po truputėlį svirti žemyn. Stebint tai, kas vyksta mūsų kūne, nugaroje, mes nieko nenorime pertempti, sukelti savo skausmo. Tik tai su draugiškumu, atvirumu kviečiame savo kūną judėti ir tapti lankstesniu. Iškvėpsime, ištiesime rankas ir įkvepiant sugrįšime viršų, pasistiepsime aukštyn ir iškvepiant iš lėto nuleisime rankas prie šono. Užversime kairę koją ir ištiesime ją. Atsipalaiduosime. Galime papurtyti kojas, pasisupti ant dubens, jeigu norisi, į vieną, į kitą pusę. Ir po to dar prasukti čiurnas smagiai, pilną amplitudę į vieną pusę, o po to į priešingą. Ir dar galima šitaip šiek tiek pakratyti kojas, atpalaiduoti. Šauniai, judame toliau. Pagalvę galima pasidėti į šoną. Sulenksime kojas per kelius, pėdos ant kilimėlio ir su įkvėpimu rankos kyla į viršų. Lenkiamės prie savo šlaunų, iškvepiame, ištiesiame rankas į priekį ir po to ištiestomis rankomis
gulamės ant kilimėlio, galime pasilaikyti savo už kojų ir su apvalia nugara iš lėto atsigulame ir išsitęsėme. Gulėdami ant nugaros suvokime, kas pasikeitė mūsų kūne, galbūt atsirado kitokių, naujų pojūčių. Peržvelkime save nuo pėdų iki pat viršugalvio. Suvienodinkime kvėpavimą, tegul jisai būna toks pat gilus ir ramus. Ir pasiruošime pusės tilto pozai. Su sekančiu iškvėpimu pasidėsime abi pėdas arčiau klubų plotyje. Galbūt sieksime pirštais kulnus, nors tai nebūtina. Ir taip pat išlaikysim pėdas, kad jų išorinės pusės būtų lygiagrečiai. Kelius irgi stengsimės išlaikyti su vienodu tarpu per visą šią pozą. Ir su iškvėpimu paspausime apatinę nugarą į kilimėlį, o įkvėpimo metu iš lėto kelsime savo klubus aukštyn, kartu kyla ir visas mūsų liemuo. Ir mes stengiamės surasti tiesią liniją nuo kelių iki pat pečių. Rankomis atsispiriame nuo kilimėlio. Kaklas atpalaiduotas, galva neutraliai ir mes krūtinę labiau artiname prie kaklo. Tuo pačiu kyla ir mūsų pilvas ir klubai. Sėdmenys aktyvūs, šlaunys aktyvios. Galime pasimuistyti nuo vieno peties ant kito, suvesti mentis, atverti labiau krūtinę. Ir rankas galime laikyti šitaip, arba įkvepiant iš lėto jas pakelti ir paguldyti virš savo galvos ir dar labiau atpalaiduoti. Šitoje pusės tilto pozoje klubai pakyla aukščiau galvos ir tai veikia raminančiai, taip kaip ir mūsų prieš tai daryto nusilenkimo metu. Galime užsimerkti ir paieškoti ramybės savo kūne. Ir nors kojos sėdmenys įtempti, bet mes galime atpalaiduoti rankas, pečius, veidą. Ir pasistengti išbūti šitoje pozoje su minimaliomis pastangomis. Tarsi statulos. Ir dar kartą įkvepiam, pakeliam klubus aukštyn. O su iškvėpimu iš lėto leidžiame stuburą ir grąžiname savo rankas atgal prie šono. Ir atsipalaiduojame. Galime ištiesti kojas ir pajudinti savo dubenį į vieną pusę ir kojas į kitą pusę. Ir dabar sulenksime abu kelius, vėl pasidėsime pėdas klubų plotyje. Galime įkvepiant išskleisti rankas, paguldyti jas į šonus. Įkvepiant truputį kilstelti pėdas nuo kilimėlio ir su iškvėpimu galime nuleisti savo kelius pirmiau į kairę pusę. Vienas kelys greičiausiai nusileis ant žemės, kitas liks viršuje nusileidusio. Galima arba prilaikyti jį iš apačios, kumštį įsidėti savo tarp šlaunų, arba su delnu prilaikyti. Jeigu norisi, galima užsidėti delną ant viršaus ir švelniai pakviesti tik tai delno svoriu, spirti dešinę koją, dešinį kelį arčiau kairiojo. Ir žvilgsnį galime nukreipti link dešinio delno ir pasistengti abu pečius išlaikyti ant kilimėlio.
Tokie sukamieji judesiai atpalaiduoja nugaros raumenis. Galime pasimėgauti šiuo atsipalaidavimo pojūčiu. Iškvėpsime, o su įkvėpimu grąžinsime dešinį kelią į centrą ir kartu pakils ir kairysis. Galime pasitaisyti savo, ištiesinti savo nugarą, įkvėpti ir iškvepiant leisti keliam nusvirti į dešinę pusę. Ir vėlgi, arba kairį kelią prilaikyti iš apačios, arba švelniai su delnu pakviesti jį nusileisti žemyn ir nukreipti žvilgsnį į kairės rankos pirštus ir patikrinti, ar galime abu pečius nuleisti ant kilimėlio. Ir surasti tiesiog, kiek mes galime pakviesti kelią žemyn ir kaip mes galėtumėm pečius išlaikyti ant kilimėlio. Su švelnumu, su atjauta savo kūnui. Ir iškvėpsime. Sekančio įkvėpimo metu kyla kairė koja ir paskui ją dešinė. Ir galime įkvepiant ištiesti savo kojas ir atsipalaiduoti. Mūsų seka artėja į pabaigą. Ir dar prieš baigiant pritraukime abu kelius prie krūtinės. Apsikabinkime švelniai ir pasisupkime nuo vieno šono ant kito. Pamasažuokime visą nugarą, paspauskime ją iki pat kryžkaulio. Jeigu norite, galime kaktą priartinti prie kelių ir taip susiriesti į kūdikio pozą ir pamasažuoti vidurinę nugarą. Ir jeigu norisi, galime pabandyti pasisupti ant savo stuburo pirmin atgal. Kai kam toks veiksmas būna malonus, kai kam ne, tai pabandykite, pasirinkite su švelnumu. Darykime tik tai, kas mūsų kūnui malonu. Ir po truputį rimsime. Ir galiausiai ištiesime savo kojas ir patogiai atsigulsime ant kilimėlio į taip vadinamą negyvėlio pozą, kai mūsų kojos yra atokiau viena nuo kitos, pėdos laisvai svyra į šalis, keliai atpalaiduoti, dubuo neutralus. Jeigu jaučiate įtampą apatinėje nugaroje, galite pėdas pasidėti kilimėlio plotyje ir suglausti kelius ir tada atsipalaiduoja labiau apatinė nugara. Galime įkvėpti, pakelti šiek tiek pilvą aukštyn, o iškvepiant paspausti stuburą prie kilimėlio. Suvesti mentis, atverti krūtinę, pečius paguldyti ant kilimėlio. Rankos irgi toliau nuo kūno, delnai gali žiūrėti į viršų arba būti užversti į apačią. Kaklas atpalaiduotas, smakras arčiau krūtinės. Ir jau dabar galime nebekontroliuoti savo kvėpavimo, leisti kūnui natūraliai kvėpuoti taip, kaip norisi jam, su pasitikėjimu. Mūsų kūnas moka tai daryti. O mes galime tik stebėti kvėpavimo vyksmą, kaip oras užpildo mūsų plaučius, o po to iškeliauja laukan. Ir su kiekvienu įkvėpimu mes pasiemame iš pasaulio šviežio oro,
degonės, gyvybės, energijos ir atiduodame jam visą tai, ko mums šiuo metu nebereikia. Nuovargį, įtampą, sunkumus. Raumenis atsipalaiduoja, pasunkėja, išilgėja. Ir gali atrodyti, tarsi mes grimstame į kilimėlį. Leiskite savo pasimėgauti šiuo jausmu, šiuo atsipalaidavimu. Pasidžiaukime savimi, kad skiriame laiko pratybom, ugdėme savo kūno stiprybę, lankstumą, balansą. Ir galbūt norėsis savo palinkėti, taip savim rūpintis dažniau, galbūt kiekvieną dieną, nieko nesiekiant, tik atliekant šios pratimus ir gaunant jų vaisius be didelių pastangų, nekeliant savo jokių rūpesčių ir jokių sunkumų. Ir pradėsime žadinti savo kūną, įsileisime gilesnį įkvėpimą, pajudinsime galvą į šonus, švelniai pajudinsime pirštus, delnus per riešus, čiurnas. Ir su įkvėpimu galime pasirąžyti, išsitiesti pilnu ūgiu, o su iškvėpimu pritraukti kelius prie krūtinės. Pasirinkti, į kurią pusę norėsime nusvirti, taip ir padaryti. Dar keliem atokvėpiam likti ant šono, išsaugant šitą ramybę, susikaupimą viduje, kurią sukūrėme. Ir iš lėto pradėsime keltis. Ir galime atsisėsti mums patogią pozą. Dar kartelį užsimerkti, susikaupti. Apibendrinti šių pratybų patirtį. Ir su sekančiu įkvėpimu padėkoti savo, atsimerkti ir padėkoti, kad buvome kartu. Ačiū Jums.